Nu, labas rytas. Sveiki visi. Vėl į Norfolk atvažiavom, einam prie jūros. Šeštadienio rytas, 10 valandų. Pasipležinsim ir Pailsėsim. pailsėsim. Labai geras oras, ne per karšta. Pats tas. Jokių barbekių, jokių palapinių, jokių kempingų. Kokia augmenija, gyvūnija. Nu, kaip atrodo. Dabar yra aukščiausias potvynis. Buvo prieš valandą laiko aukščiausias potvynis. Tai va mes, kur tie žmonės eina pėstute ir į kopas. Einam per purvyną. Visi berinda per purvyną, kada eiti iki jūros. Na, ką padarysi. Yra taip kaip yra. Iš tikrųjų čia gera vieta. Šiaurės jūra. Labai faina, primena į mūsų Pabaltijo pajūrį. Kopos, matos ten toli. Say hello. Say hello. Hello. Va kokia augmenija. Gėlytės. Čia jam drėgna, šlapia. Nu ką, reikia pereiti per tokį peliuką. Čia iš tikrųjų jūros vanduo nuo potvynio dar. Nu ką, artėjom iki tikslo. Prieinam jau kopas. Jau girdisi jūros ošimas. Karštas smėlis. Giedras dangus. Saulutė šviečia. Kylame viršų. Ką mes matom? Gražią Šiaurės jūrą. Paplūdimys. Kokio ilgio net nesimato. Galo. O žmonių labai mažai. Na ką, einam ieškoti vietelės. Čia dar noriu parodyti. Na, iš ten mes atėjom. O mašiną pasistatėm dar už kokio kilometro pusantro. Labai gerai, kad buvo elektros pakrovimo stotelė. Tai nereiks gaišti laiko grįžti namo. Na ką, susimatysim jau kai įsikursim. Dečikė tokia. Kopos. Jūra. O čia mes. Kur daugiau žmonių, ar Palangoj, ar pas mus pajūrį, ar Norfolk. Šiaurės jūra, švari tikrai.
vanduo? Geras. Tikrai vanduo geras. Aš šaltinyčia, bet labai greitai prisipratini. Pasakykit porą žodžių. Eisim valgyti. Kaip gražiai. Paplūdimio arkliai. Bet šiaip paplūdimys tai tuščias. 12:34 dienos. Vidurdienis. Važiuoja tvarkos prižiūrėtojas. Local rangeris. Žiūri šiokią tokią tvarką, aprenka šiukšlės. Dėkingai. Bet yra kaip yra, žmonių daug nėra. Tai ir tvarkos pažeidėjų daug nėra. Matot, kaip yra jūra nuėjus. Žemiausias potvynis apie 4. Apie 4 valandą po pietų. Tai 4 valandą jūra bus toliausiai nuėjus. Ir po to vėl pradės grįžti atgal. Aukščiausias potvynis po 9:15 šį vakarą. Tai va, kur tos balutės matote, jūra bus iki čia. Jūra bus iki pat. Visos tos pievos va bus apsemtos. Ir potvynis bus nuėjęs iki pat. Ant tos geltonos juostos ten toli, kur matosi, palei miškelį. Iki pat ten galimybė, kad bus vanduo. Nu, kokie toliai. Parašykite komentaruose, ką jūs manot. Bet mums šis paplūdimys 10 iš 10. Aišku, vienintelė problema yra, kad su tualetas čia Kudai. Jūs dėjojat, kad Palangoje nėra tualetų. Čia yra vienas tualetas kavinėje, kuri nuo čia apie porą kilometrų. Parkavimas mašinos dienai 14 svarų. Visai dienai. Taip, kad tokias kainas, tokias sistemas. Tai va, tiek šiandien. Atsisveikinu iš Norfolk. Pasimatysim sekantį kartą. Taikos. Oras. Kaip vanduo. Šiltas. Any findings? No empty. Empty, no goodies. No goodies. No treasures. No treasures. Sad. Bye bye.